Šie du garbaus amžiaus vyriškiai tvirtai užėmė talentų pozicijas, užkulisiuose sukėlė šurmulį ir susidomėjimą. Kasgi jie tokie ir kokius talentus slepia? Lietuvių liaudies išmintis sako, lenk medį, kol jaunas, arba trauk šaknį, kai jau esi brandus. Nu taip. Mums Ar galit ištraukti? šaknį. Žiauriai skauda. Aš Vaidotas Dalinkevičius, gyvenu Vilniuje, man 62 metai. Kažkada pabandžiau traukti įvairių laipsnių šaknis. Rauna, niekaip neišrauna. Gana sėkmingai, mintinai, be jokių pagalbinių priemonių, traukiau kubinį šaknį iš 6 ženklių skaičiaus, 9 ženklių skaičiaus, 12 ženklių skaičiaus, 15 ženklių skaičiaus. Bet mes žiūrime jūsų talentą parašytą prieš tai ir galvojam, kad tokio tikrai dar nematėm. Ar tai gali patraukti ir sužavėti? Kodėl aš pasirinkau 11 laipsnių šaknį? Na, todėl, kad yra ypatinga proga. Nesenai gimė mano anūkas. Ir tą dieną, kai vyks laida, jam bus 11 dienų. Todėl aš trauksiu 11 laipsnių šaknį. Tačiau 11 laipsnio šaknis Vaidotui anaiptol ne riba. Jo galvoje jau rikiuojasi net 300 skaičių eilutė, kurią šis matematikos mokytojas pasiruošęs išrauti talentų finale. Tai iš kur visą tai atsirado jūsų galvoje? Nu tai aš atėjau į talentų konkursą, o ne į mokyklinę programą demonstruoti. Jeigu aš pasakyčiau, kad man Dievas nušvietė skaičius ir aš pasakau, susidomėjimas būtų labai įdomus. Jeigu aš pasakau, kai aš tai padarau be Dievo pagalbos, niekam tai neįdomu. Žinokit, 3 humanitarai, man atrodo. Nebent kažko aš nežinau. Mėginsim paaiškinti, bet tai va... Humanitarams yra truputėlį sudėtinga, ir ne apie žvaigždžių mokslą pasakot. Taip. Supratom, tai ką, sėkmės, laukiam, kas čia bus. Abu dainatys. Jūs padėjėjai. Taip. Tai ką, sėkmės, pirmin. Labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki, kuo jūs vardu? Vaidotas. Ir jūs turite kompanioną, Aurimas. Bus asistentas. Jisai jūsų asistentas. Taip. Vaidotai, iš kur jūs esate? Iš Vilniaus. Iš Vilniaus. Ir kiek jums metų? 62. Atsakykite, ko jūs užsiemate gyvenime. Gyvenime aš matematikas, dėstau ligoniniai vaikams matematiką. Dirbu su sergančiais vaikais. Aha. Ir sakykite, ar su tuo ir yra susijęs jūsų talentas? Talentas susijęs su matematika. Užduotis bus matematinė. Aš esu mėginęs traukti įvairio laipsnių šaknis. Įvairios. Traukiau kubinę šaknį iš 6 ženklių skaičiaus, iš 9 ženklio, iš 12 ženklio, iš 15 ženklio. Traukiau 5 laipsnių šaknį, traukiau 20 laipsnių šaknį. Šiandien aš pademonstruosiu, kaip traukiama 11 laipsnių šaknis. Aš padarysiu taip, kad komisija žinos atsakymą. Gerai. Man pabaigoj paskelbus rezultatą, jis turi sutapti su tuo, kuris gulės pas jūs ant stalo. Mes esame visi dėmesy. Pradedame. Štai pas mane yra kortelės, kurias susirašyti įvairūs skaičiai. Nuo 0 iki 9. Tai bus triženklis skaičius. Tai bus triženklis skaičius. Aš tos skaičius nematau. Perduokite tas korteles asistentui. Žiūrėkit, kad nepersišviestų. Aš uždengsiu viską. Skaičius, kuris parašytas, bus kompiuterio pagalba pakeliamas 11 laipsnių. Taip. Ne visi kompiuteriai tai gali padaryti. Aišku. Ir aš Triženklis po skaičius. minutės laiko pasakysiu rezultatą, kuris pas jūs yra ant stalo. Gerai. Štai pas mane užrašytas šitas skaičius, kuris yra ekrane. Daugiau nieko aš nematau. Aš tyliai, gražiai pažiūriu ir ištraukiu šaknį ir paskelbiu skaičių, kuris guli pas jūs ant stalo. Pradedam darbą. Taip, aš turiu tą skaičių. Jau? Taip, Aš turiu tą greitai. skaičių. Reiškia, ištraukus 11 laipsnių šaknį iš to skaičiaus, gaunasi skaičius
469, kuris turi būti komisijoje. Taip. Oho. 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 Kaip jūs tai padarėt? Tai skaičius 469. Tai yra teisingas atsakymas. Galima daryti ir sudėtingesnius variantus. Tačiau problema yra su kompiuteriu. Mano planuose yra traukti šaknį, kadangi Lietuvai šiemet 101 metai, traukti 101 laipsnių šaknį. Bet tada skaičius bus sudarytas iš 303 skaitmenų. Mintinai be jokių pagalbos. Kaip jūs tai padarot? Dabar tai yra specialus mokslas. Mokiausi matematikos. Jūs man pasakykite, ar jūs esat vienas iš išskirtinis ir vienas iš nedaugelio žmonių, kurie gali per tokį laiko tarpą išvesti šaknį iš 11, ar tai gali padaryti bet kuris vidutinis, elementarus matematikas? Bet kuris vidutinis nepadarys. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje tokių nėra. Tai jūs norit pasakyti, kad jūsų galvoje įvyksta kažkokie ypatingi skaičiavimai pagal kažkokią formulę, kurios kiti nežino? Aš noriu pasakyti, kad man skaičius padiktuoja Dievas. Oi, nu tai... Jau visai kitas reikalas. Absoliučiai. Ai, tada viskas Tai aš tikiu, tada tikiu. Taip, ir aš net, ką aš dabar prieš su Dievu gali šakotis. Tu nesiginčik su Dievu. Ponas Vaidotai, tai, ką jūs turite, yra absoliučiai įspūdinga. Tačiau aš nemanau, kad tai tinka scenai. Šį kartą aš jums turiu pasakyti ne. Aš sakau taip. Vaidotai, man jūsų sugebėjimai atrodo nuostabus ir nepakartojami. Bet kadangi aš visą gyvenimą nekenčiau matematikų, todėl aš jums sakau ne, atsiprašau ir labai atleiskite šį. Labai jums ačiū už dalyvavimą. Ačiū. Dėkui. Komisija nustebusi, bet ne čia pataikiau. Eisiu kitą kartą į dainų konkursą. Labiausiai jaudinasi tu. Aš mažiau jaudinuosi.